Sveiki, čia visi. Taigi mes susitinkame vėl lovų karuose ir šį kartą mes eisime su šiokiu tokiu challenge'u. Ir tas challenge'as bus... Taip, mes žaisime tik su 2 plus matymo režimu, mes visiškai nieko nematysim, galim sakyti. Tai čia truputėlį toks bus sunkesnis žaidimas, bet na jau ką padarysim. Tai pasimkim blokų, apsistatysim šiek tiek lovą. Ir bandysim eit ten iki Deimantų, nu bent jau gerai, kad Deimantų salą matau, tai žinosiu kur eit. Tai gerai, turiu šiek tiek aukso, tai pasimkim ir kardą. Nežinau kodėl, bet aš turiu tokią nuojautą, kad dvigubai geriau sužaisiu su šitu matymu mažu. Nes realiai tiesiog kažkaip man vos gal ne 5 gubai daugiau kadrų per sekundę, tai vien dėl to sklandesnis žaidimas bus. Tai gerai, mes susirinkome 6 emeraldus ir dar čia deimančiuką vieną pasimsim. Ir dabar mes iš viso galėsim pasiupgraidinti kardą ir nusipirkti gerus šarvus. Tai mums truputėlį išeis tai į naudą. Iš karto nusipirkime ir šarvus ir pasitobulinkime savo kardą. Ir pasimkime šiek tiek blokų, arba netgi ne blokų, pasimkim pikeksą, susidėkime čia ir galim auksą ir geležį pasidėti į ender chestą. Ir galim bėgti toliau ten truputėlį pasirinkti resursų. Realiai aš jau norėčiau pradėti atakuoti vieną kitą žaidėją, tai manau pradėsim nuo šito. Na bent jau kol kas, tai iš karto statomės gal tiltą. O čia žaidėjas bent jau egzistuoja, ne, jo čia net nėra iš viso, nei lovos, nei pačio žaidėjo, jokio ženklo, kad žaidėjas būtų egzistavęs. Ir dabar aš tada bėgu iki kokio žalio, manau, nes jis neturi lovos ir tai yra lengvesnis taikinys. Tiesiog, jeigu nužudysiu vieną kartą, man jam to ir užteks. Jei būtų neprašalai išmesti žaidimo. Ir jo. Oh, yeah. O ne, ir čia pirms mūsų priešas, su kuriuo mums tenks susikaut. Ir dar tas viršui yra. Ir jūs girdėjote, oh yeah, nes kažkas mane ką tik pasubscribino. Bet tai mum nesmė, dude. Gerai, susitinkame jau antrame žaidime, bet šį kartą mes pabandysim be jokių challenge'ų žaisti, nes su tais challenge'ais nežinau, kažkaip sunku. O kitą epizodą pabandysim padaryti kitokį challenge, šitą epizodą nelabai pavykęs, na pagal mane, tai turi iš pirmo karto challenge įvykdyti, arba tiesiog tas challenge'as yra nevykdytas. Tai bandžiau iš pirmo karto, bet nelabai pavyko. Na, matymas nieko nemačiau. Ir dar akiniai iš tikro man buvo prasoję, kai filmavau, tai jo. Gerai, vėl galim pasimti geresnį kardą, tai vėl bus geležinis kardas ir man nedaug jau trūksta pasistatyti iki tų emeraldų salos ir dar čia tas raudonas statosi, man atrodo, bandysis man sutrukdyti. Artėjant čia, jau nebėra tavęs, pabandykim nubėgti iki lovos. Ir man kažkoks ką jūs rašinėja. Laikinkite, subscribinkite Pixo kanalą, labai geri video, visi noriu perskaityti, bet negaliu, nes jis nemoka lietuviškai rašyti. Ir sunku skaityti, kai tai būni. Atein čia. Viskas nebėra tavęs. Tai pašalinom raudoną komandą visiškai. Jis buvo parašęs į Pixo kanalą, labai geri video, visi vertinimai pusantro. Ko pusantro? Gerai, tai žodžiu, dabar mes išmetėm raudonus, tai dabar išsimetam. Ir jo, dabar yra 4:30 ryto. Ir jeigu kažkas nežinau, tai dabar aš filmuoju šitą video, kai streamas vyksta ir tai vyksta 4:30 ryto. Ir jo, tai bent jau paspauskit laiką už tai, už mano pastangas kurt video, nes aš 5 ryto dabar filmuoju šitą video dėl jūsų. Kapa. Taigi matau, kad baltas statysis iki deimantų, tai man jis truputėlį gal kelią palengvins iki savęs. Ir dabar, žodžiu, tik tiltą pasistatysiu čia ir tada galis pasistatys pats iki deimantų ir tada man reikės statyti secure, taip man bus žymiai paprasčiau jį bandyti užpult. Tai gerai, čia jau pasistatym galim ir peršokti ir jis nesistato, kaip matau, bet tai šitas žaidėjas yra pasistatęs, bet su juo bus sunku, nes jis dabar kažką daro, bet aš per tą laiką galiu... No. Viskas gerai, susirinkam jo visus resursus ir čiuožėm iš čia kuo greičiau, nes čia gal aš prasimušiu pro jo visas apsaugas, tai bus žiauriai fucking not cool. Ir dar realiai man dabar skambina 5 ryto kažkas, nes tiesiog reikalauja dėmesio iš manęs, bet aš galiu įsijungti garsą. Ir jo, tai tęsiam toliau šitą video ir taigi pasimam geresnį kardą, tai būtų deimantinis kardas, pasikeičiam į su Iron galim pasidėti kaip atsargai. Gerai, aukso neturiu nei kiek, dar čia truputėlį buvo, tai galim pasimti iš tikro kirvį. Kirvis yra čia.
Turim dabar pickaxe ir kirvį, o visus likusius resursus mes tiesiog galim susikrauti, nes man jų dabar iš tikrųjų nelabai reikia. Nebent dar blokų šiek tiek reikėtų, kas būtų irgi neprašal, bet daugiau kaip ir nereikia. Tai gerai, tai dabar mūsų tikslas yra bėgti iki to žaidėjo, kurio mums praeitą kartą nepavyko išmest. Na, tiksliau, ne tai, kad nepavyko, nenorėjau bandyti, nes jo bazė buvo apsaugota žiauriai gerai, o dabar mes turim kirvį ir tiesiog manau, kad pro jo tą medieną labai lengvai turėtume praeiti. Taigi, matau, jis statosi iki kitos žaidėjo salos, tai reiškia, kad jo bazė yra visiškai atvirai palikta ir mes turime šansą jį sunaikinti visiems laikams. Taigi, dar bėgam iki jo bazės ir jis dabar šiek tiek buvo užsiėmęs su kitu žaidėju, tai per tą laiką mes jo lovą sunaikinsim. Ir kol mes jo lovą sunaikinom, jis spėjo sunaikinti baltojo žaidėjo lovą ir, žodžiu, taip ir išėjo, bet dabar mes bandysim pas jį nueiti realiai, aš dar savo lovą turiu, tai dar mirti galiu. Jis suvalgė oboliuką, kaip aš tavęs nemyliu, bet tu vis tiek mirsi. Viskas, tu mirei. Ir mes dar susirinksime šiek tiek aukso ir visus kitus resursus čia. Ir davai bėgam į viduriuką. Likom 4, kaip matau, žaidime. Ir 2 žaidėjų nebeturi lovos, tai aš dar esu tas žaidėjas, kuris dar turi savo lovą. Ir tai yra, aišku, žiauriai gerai, nes kol kas dar tu, taip, vėlai žaidime turėti lovą yra puiku, nes tu tiesiog gali nebijot mirt. O kiti žaidėjai, pavyzdžiui, kaip baltas arba žalias, tiesiog jau dabar bijo mirti ir jie turbūt savo bazės įsidės arba kažkur šiaip pasislėpia. Bet vad baltas jis kažkodėl nebijo, tai dabar jis turės už tai pakentėti ir čia mergina, kažkokia su merginos skinu, bent jau kaip aš pastebėjau, žodžiu, žinot, kaip būna. Ir davai mes jį dasivysim greitų momentų čia, jis jeigu mirs, tai jau viskas ir jis tiesiog man nebereikalinga šitam žaidime dabar, tiesiog man jį reikia pašalinti. Ir man čia truputėlį užstrigo, nes nėjo man statyti ir jis bėga iki savo salos, bet jis savo lovas neturėjo ir dar jį krito iš viso, tai tiesiog puiku. Ir mes matom žalią žaidėją štai ten, bent jau aš mačiau, nežinau ar jūs matėt, nes aš gal netaip sudėtinsiu video ir nematysit. Ne, juokauju, šitą, tai dabar mes varom tada iki to žalio žaidėjo, kaip matau išmetė iš žaidimo. Tai kaip jis iškrito, fell into void, tai jis tiesiog pats įkrito, net nereikėjo kitiems žaidėjams prie jo prisiliest. Ir mes liekam 1-1 kovoje prieš tą oranžinį bičiuką. Tai aš dabar norėčiau iš tikro nubėgti iki balto žaidėjo bazės ir būtų lengvesnis kelias iki to ružavo žaidėjo. Dar aišku norėčiau pasiimti lanką, strėlių, dar kažko pažiūrėsim, kaip kas išeis. Tai gerai, bet matot, kaip mes esam pasiruošę, pasimiau lanką, enderperlą vieną, pasimiau žirklės ir pasitobulinau savo kardą. O dabar mes turime bėgti iki jo ir, aišku, nebūtinai turim, bet aš renkuosi tokį jau dalyką bėgti iki jo. Ir mes jį numušam, tai yra žiauriai nice ir jis nieko gero neturi. Ir galbūt mums jį pavyks užmušt, nežinau ar mums pavyks galutinai išmesti žaidimą, bet atein čia, jau čia kitaip nepabėgsi nuo manęs. Ir mes laimėjom žaidimą su 8 skillais, nėra taip daug, bet ačiū, kad žiūrėjot šitą epizodą ir susitiksime kitą lovų karų epizodą. Tikrai neblogai pažaidė, manau, ir pirmojo žaidimo mums nepavyko laimėti, bet bent jau pavyko antrąjį. Taigi ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą. Čiau.